Mielosios, daugybė jūsų klausėte, ar turi ką nors Krispo vyrams. Tai tikrai turi. Vieną tokių stipresnių dovanų rekomenduočiau David Mallet asortimentą. David Malletas yra plaukų stilistas, kuriantis ne tik tai moterims, bet ir stipriai akcentuojantis ir mylintis vyrų plaukus ir kuriantis nuostabius dalykus jiems, plaukus, barzdas. Tai toks rinkinukas galėtų būti iš kūno, plaukų ploviklio, to pačio agurkų vandens, kur tikrai vyras automobilyje gali visada turėti iš sporto ar iš darbo išėjęs atsigaivinti. Ir keletas kitų jūsų pasirinkimų išrinktų produktų. Na, o kas vyrui taip pat brangu kaip moteris, tai automobilis. Visada vyrą galima nudžiuginti su dovana automobiliui, tai turime nuostabių rinkinių automobilinių kvapų, pavyzdžiui, kad ir šitas Officina della Senza, tai tikrai naudojamas, mylimas vyrų, kur, žinote, pasipurški kilimėlį, sėdynę ar atsinaujini kvapuką, kuris yra grotelėse, tai visada nudžiuginsite vyrą su dovana automobiliui. O aš tikrai nežinau vyro, kuriam nepatiktų parko žalia linija, tai padovanoja šį rinkinį ar atskirai produktus išsirinkę, kuriuos norite, tikrai nudžiuginsite savo vyrą ir padarysite jį labai laimingą. Kvepalai Blue Velvet visada saugi dovana vyrui, nes tai yra tobulasis parfumerio Jordi Fernandez kūrinys. Kvepalai kurti įkvepiant pilnačiai ir pilnaties dėvei Selenai, tikrai tobula dovana. Žinau keletą atvejų, kai padovanoja vyrui, moterys ir pačios jais kvepinasi, tikrai stiprus, charakteringas kvapas, nuostabi dovana. Na, o jeigu vyrą mylite taip, kad norite jam padovanoti žvaigždę, tai dovanokite būsą. Tai yra mūsų žvaigždės asortimento nuostabi dovana, rankų darbo kūrinys, tikrai linijos visos atkartotos. Kvapą galite išsirinkti, bet tai yra tikrai nuostabi puošmena, kuri vyrui visada primins jus. Tai mielosios, tikrai tikiuosi pasinaudosite mano rekomendacijomis ir rasite kažką iš mano rekomenduotų produktų, ką jūsų vyras mylėtų ir vertintų, na, arba pačios išrinkite atvykę pagal tai, ką žinote, kas jūsų vyrą nudžiugintų. Ir žinot, kaip dažniausiai sakoma, kad laiminga žmona, laiminga šeima, bet tikrai pragyvenusi daug metų santuokoje ir auginanti daug vaikų, žinau, kad ne tik žmona laiminga, turi būti laimingas vyras, laiminga žmona.